Tai parodė, kaip važiavot. Matai važiavot. Tai mes važiavom 300 km. Tai tik visą dieną. 350 km per 7 valandas. Gerai, хорош. Klausyk, išbarstysi, Rimukį. Rimai, nelaužyk mašinos, nu, tiek atlaikė, nu. Paskutinę dieną sėdės. Nu, klausyk. Rašat, tokiam tada duokit. Ten rašat, what do you want to tell him? Vytai, klausyk, jeigu pasodinti dabar, pavyzdžiui, tokią mašiną, nu, Sainzą, pavyzdžiui, važiuoti, ar jis davažiuotų iki Dakaro finišo? Jis turbūt net nevažiuotų su tokia mašina. Ne, labai sudėtinga, labai su tokia mašina sunku važiuoti. Čia dabar linksma, aišku, bet kai važiuoja, tai linksmumo iš viso jokio nėra. Aš mačiau keletą sodininkų, žinai, važinėja ten Vilniaus priemiesčiais, tai irgi taip. Matosi, kad linguoja amortizatoriai Žigulio nekeisti jau nuo, žinai, nuo gimimo Žigulio prieš 50 metų. Mes va tie sodininkai ir esam. Čia visą dieną. O ką daryti? Bet neliūdna. Kiekvieną dieną vis kažkas naujo. Gali. Varom į Dakaro finišą! Štai taip važiuoti galima Dakare ir šis be amortizatorių. Mokinkitės iš lietuvių.